pradėjau užsiimti šituo verslu, paskambino mano dėdė iš Šiaulių ir sako, labą dieną man. Sako, ar žinai, kad tavo senelis užsiiminėjo drive-in kinu ir kažkada jaunystėje važinėjo su kažkokia ten senovinė mašina, senoviniu projektoriumi po kaimus miestelius Utenos rajone ir rodydavo kiną. Tai pasirodo, man net nežinant, istorija labai gražiai apsisuko ir čia buvo man tokia naujiena, kur galvoju, kad tikrai yra labai žavių sutapimų ir matyt ne veltui šis rytis mane patraukė. Labas, labai džiaugiuosi, kad ir vėl galiu sveikinti su jumis ir dalintis įkvepiančiomis istorijomis. Praeitą savaitę išėjo laida su Viliumi Maleliūnu, tai nuorodą paliksiu čia viršuje. Tai yra orientacinio sporto entuziastas, organizuoja ne vieną renginį, prisideda prie šio sporto populiarinimo ir, kaip ir jisai minėjo, sportas pas jį gyvenime sudaro daugiau negu 90% jo gyvenimo. Tai yra įvairios veiklos, kuriomis jis prisideda, kad jūs ir kiti žmonės aktyviai leistumėt laisvalaikį. Tai labai rekomenduoju pasižiūrėti. Manau, kad Vilius pasidalino įdomiomis įžvalgomis ir nebejoju, kad po šios laidos galite ir patys susinorėti sportuoti. Visgi iš jūsų atsakymų supratau, kad įdomesnės laidos yra apie verslininkų ar įvairių startuolių, kūrėjų istorijas. Tai nuo ko ir prasidėjo, šis kanalas nėra mažų idėjų, tai atsižvelgdamas į tai, šiandien ir noriu jums pristatyti jaunąjį verslininką iš Tauragės, tai yra Audrius Laurutis, kuris jau daug metų užsiima įvairias projektais, pats yra sukūręs pabėgimo kambaris, dabar juos perkelė, sakyčiau, net į kitą lygį, tai pasidomėkite jo veikla. Kitas labai įdomus projektas tai yra Interact Media. Tai yra vizualizacijomis paremtas projektas, kuris įveiklina įvairius pastatus, miškus. Kiek žinau, dabar tai daro ir patalpose ir netgi savo pabėgimo kambarius papildė šiomis vizualizacijomis. Na, o šiandien aš atvykau į vieną iš šio projektų, tai yra Kino zona. Tai yra kinas po atviru dangumi, jie keliauja po visą Lietuvą, tai sekite naujienas Facebook'e bei jų internetinėme tinklapyje. Tikrai išskirtinė patirtis automobilyje stebėti kino seansą, labai primena tai, ką matydavo amerikietiškose filmuose. Tai tikiuosi, kad ne tik smagiai, bet ir naudingai praleisite laiką, o galbūt Audrius įkvėps ir jūs įgyvendinti savo turimas idėjas. Tai ačiū Jums ir gero žiūrėjimo. Viskas prasidėjo prieš maždaug 5 metus, kai dar dirbau jaunimo darbuotoju ir mačiau, kad labai daug žmonių laiką leidžia automobilių parkavimo aikštelėse ir nieko tiesiog neveikia. Ir kaip jaunimo darbuotojai mes svarstėme, kokias veiklas sugalvoti ten, kur renkasi jauni žmonės. Tai sugalvojau drive-iną. Deja, tuo metu to nepavyko padaryti. Negavau nei finansavimo, nebuvo pakankamai susidomėjusių žmonių. Na ir dar po metų aptikau kvietimą verslo pradžiai kaimiškoje vietovėje. Na ir tada pamaniau, kad jau dabar metas tai mano idėjai subujoti. Buvo tik tai užsienio pavyzdžiai, tai aš rėmiausi užsienio pavyzdžiais, rėmiausi Lietuvos kino teatrų, kurie yra viduje pavyzdžiais. Ir tai duomenys verslo planui nebuvo visiškai tokie tikslus. Tai buvo, galima sakyti, šiek tiek iš oro prognozės, kurios numatytos, bet kai realiai gyvendinom projektą, pamatėm, kad idealiai atitiko vos ne euro centas į euro centą verslo planą, ką buvome nusimatę. Tuo metu labai domėjausi virtualia realybė ir maniau, kad virtualios realybės kino teatras šalia taip pat gali atsirasti. Tai gavau įrangą tiek virtualios realybės kino teatrui, tiek drive-inui. Na ir kągi, reikia startuoti. Siunčiam pasiūlymus, niekas per daug nesidomi. Sako, kad labai įdomu, faina, bet tiesiog atsitrenkiam iš jokią tokią sieną. Ir sako, kad faina ir įdomu, bet neperka mūsų šitos paslaugos. Ir tada atsitiko kovidas. Ir tada telefonas pradėjo degti, vos netikrąją šio žodžio prasme, skambučiai dieną ir naktį ir tada drive-in kinas tapo super aktualus ir mes tokiu būdu gavom labai gerą startą. Netgi juokavo žmonės, kad jūs žinojot apie kovidą turbūt ar ne ir dėl to tą drive-in kiną pradėjote daryti. Tai pirmiausiai klausimas iškilo, koks tas ekranas bus. Tai pamatėme užsienio pavyzdžius, mes nenorėjome kurti stacionaraus drive-in kino teatro, o daryti judantį mobilų, tai pasirinkome pripučiamą ekraną. Aišku, mes buvome godus ir sakėme, norime padaryti patį didžiausią ekraną Lietuvoje. Todėl paėmėme tuo metu didžiausią kino ekraną,
problema buvo tame, kad niekas tokių didelių ekranų nenaudoja. Tai mums reikėjo išsiaiškinti, kaip jį reikia pastatyti. Tai tada susibūrė komanda, patys ištikimiausi mūsų bendražygiai, kurie iki pat dabar kino zonoje dirba. Su virvėmis kėlėme tą pripučiamą ekraną, kol atradome techniką, kaip galima jį pastatyti. Tai va, tai ta pradžia buvo tokia įdomesnė. Tada buvo klausimai ilgai sprendžiami dėl dažnio licencijos, nes nebuvo nustatytos tvarkos, kaip skirti dažnį. Tuomet išimties tvarka buvo sudaryta galimybė drive-in kino rodytojams gauti dažnį transliuoti kino filmui. Tai va, tai šitas klausimas išsisprendė. Viskas prasidėjo nuo šaltų elektroninių laiškų. Bandant susisiekti su kino filmų platintojais, gavom vienus platintojus, kurie mumis pasitikėjo ir patikėjo, tada gavome iš jų filmus, tačiau tai buvo labai ribotas pasirinkimas ir laikui bėgant atsirado vis daugiau platintojų Lietuvoje, iš kurių pirkdavome licencijas kino filmų ir jau turėjome pakankamai gerą bazę. Bet mums augant ir pradėjus daryti savo filmus, pradėjome ieškoti užsienio platintojų, radome dabar jau ir Anglijoje, užsienyje kino platintojus, iš kurių galime gauti vos ne bet kokius kino filmus. Tai mūsų dabar repertuaras išsiplėtė labai stipriai. Mes gavom apyvartinių lėšų ir pakėlėme savo kino rodymo paslaugą į kitą lygį. Nusipirkome kur kas galingesnius projektorius, negu kad buvo pradžioje. Pradžioje buvęs projektorius, jis veikė, jis atidirbo savo darbą, bet norint rodyti kiek anksčiau kino filmus ir pakovoti šiek tiek su ta saulės šviesa, mes įsigijome kur kas galingesnius projektorius. Vietoje pripučiamo ekrano dabar naudojame kur kas stabilesnė, estetiškesnė aliuminio konstrukcija ir, manau, kad paslaugą pakėlėme kur kas į kitą lygį ir dabar tas mūsų kino teatras drive-in yra kur kas profesionalesnis, negu kad buvo pirminėje fazėje. Pirmus metus tai mus tiesiog pirko savivaldybės ir mes važinėjom po visą Lietuvą, aplankėme, jei neklystu, 40 savivaldybių iš 60, tai praktiškai visą Lietuvą padengėme ir ne po vieną kartą atvykome. Tai tiesiog mus kviesdavo, atvykdavom, padėdavom išrinkti vietą, visus techninius niuansus suderinti, bet buvome kviečiami. Antrais, trečiais metais nusprendėme patys daryti savo kino seansus, tada galėjome patys atrinkti repertuarą, patys megzti santykį su žiūrovais ir atsirado daug naujų įvairiausių galimybių ir interakcijoms. Tai antri, treti metai mūsų kino seansai, pirmi metai buvome kviečiami ir važinėjome po visą Lietuvą. Neatmetėm galimybės, kad galime daryti visai įdomius patyriminius kino seansus neįprastose vietose ir naudojant kolonėles. Tai mes rodome ne tik drive-in kiną, bet tuo pačiu ir paprastus kino seansus, tačiau jie būna neįprastose vietose. Esam darę miške gūdžiame kino seansą, siaubo filmą. Esame aerodromuose ir oro uostuose labai mėgstame, tokia labai žavi atmosfera būna, kai kino seansus organizuojame ten. Tai esame darę pievoje, tuo metu tai buvo kino filmas apie partizanus, tos moterį, kuri išgyveno tremtį, jos kieme, kuri yra sodyba labai nuošali, graži labai pieva, milžiniškas rūkas, dainos lyriškos, lietuviškos, lietuvių liaudės ir tokiame fone rodėme kino seansą. Tai padarėme tikrai ypatingų kino patirčių ir tai nėra tik tai drive-inas. Tai kaip ir minėjau, kino filmą galima žiūrėti tiek per kolonėles klausytis garso ir turėti tą įprastą lauko kiną ir galima naudoti automobilio radijo imtuvą. Tai pats įprasčiausia drive-ino patirtis yra, kai jūs savo radijo imtuve nusistatote dažnį ir klausotės kino filmo tiesiog savo automobilyje. Ir kas įdomiausia ir geriausia yra, kad tai yra pati patogiausia kino teatro kėdė pasaulyje. Jūs savo automobilį galite susireguliuoti taip, kaip jums patinka, ar ne. Galite pasimti užkandžių, kurie yra jūsų mylimiausi. Nes kino teatre gal jūs tą dieną nenorit popkorno, galbūt jūs norite kažko kito ir atsivežate ir tokiu būdu patys visiškai sukūrėte savo patirtį kino žiūrėjimo, tokią, kokią norite, o ne tą, kurią siūlo organizatoriai.
tai mes paliekame daug laisvės ir patiems žmonėms. Mūsų atveju ekrano rodomoji dalis yra 10 ant 5 metrų, mes jį dar papildomai iškeliame į 3 metrus, kad neužstotų jokie automobiliai, tai bendroje sumoje gaunasi 10 ant 8 metrų mūsų ekranas. Ir pagal šios išmatavimus mes esame pajėgus priimti iki 100 automobilių, kad galėtų komfortiškai žiūrėti kino seansą. Dėl video projektorių tai mes naudojame industrinius, pramoninius, tai nebėra buitinis projektorius. Galingumas taip pat svyruoja. Pradėjome nuo 10 000 liumenų galingumo projektoriaus, dabar naudojame 15 000 liumenų projektorių ir esant reikalui mes dar galime tarpusavėje sujungti 2 projektorius supergalingus ir gauti 30 000 liumenų patirtį, kas yra jau gana įspūdinga, skaičiuojant projektorių galingumą. Nenorime būti tik kino rodytojai, kurie pastato įrangą, atsistoja į šalį ir tiesiog parodo kino filmą. Nebūti to visiškai standartiniu kino teatru. Norėjome telkti bendruomenę, kurti bendruomenę, kuri myli, mėgsta drive-in kiną, kuri mėgsta patyriminį kiną, kuri mėgsta patirtis ne visai įprastas. Ir todėl mes savo kino seansus praturtinome šiokiamis tokiomis interakcijomis. Tai prieš kiekvieną kino seansą mes padarome kartu su žiūrovais šviesų šou. Tai visi kartu vienu metu pamirksime ten trumpomis ilgomis šviesomis, susijungime viską, ką galime, legaliai išnaudojame savo pipynes, ar ne, nes šiaip tai negalima naudoti pagal eismo taisyklės. Ir tokiu būdu griausmingai atidarome savo kino seansus. Taip pat naudojame įvairias programėlės tam, kad galėtume pabendrauti su žiūrovais susirinkusiais. Tai kad susisiekti su žiūrovais, aš arba kitas žmogus, kuris dirba, naudoja mikrofoną ir tokiu būdu bendrauja, o žiūrovai per įvairias programėlės mums atsakinėja kino ekrane. Tai tokiu būdu mes galime gauti atgalinį ryšį ir sukurti kitokią patirtį. Taip pat daliname prizus, darome įvairius žaidimus ir ateities planuose yra daryti drive-in protmušį, kuris irgi galėtų būti gana įdomus. Taip pat drive-in holograminis kinas. Tai savo esamą 10 metrų pločio ekraną padidinome iki 30 metrų ir tose papildomose ekrano dalyse mes panaudojame tinklus ir rodėme siaubo vizualizacijas. Tai buvo kino seansas, kur rodėme siaubo filmą ir tam tikrų metų ore tiesiog atsirasdavo ir tvyro visokie siaubo personažai esantis. Ir taip praturtinom kino patirtį. Tai mes nuolat ieškome, kaip tą kiną padaryti interaktyvesnį, įdomesnį, kaip labiau įtraukti žiūrovus ir išlaikyti tą drive-in kino fanų bazę, kuri per COVID susikūrė ir mes su jais toliau sėkmingai draugaujame ir bendraujame. Dar galiu paminėti, kad mes esame vis dar kino rodytojai, tačiau šiek tiek pamanėme, kad galime būti ir turinio kūrėjai. Tai nusprendėme, kad nenorime būti kino rodytojai, tai iš šito verslo jis išsiplėtojo ir išaugo dar į video projekcijų verslą. Tai kadangi nusipirkome daug galingų projektorių, reikia kažkaip juos panaudoti. Tai pradėjome kurti, angliškai vadinasi projection mapping shows, tai yra dažniausiai kalėdiniai ar kitoms progoms skirti pasirodymai, kai pastatų fasadai yra transformuojami. Pastato fasadas atrodo, kad šoka, juda pagal muziką ir tam tikrais atvejais pasakojama istorija. Ar tai miesto kažkokia šventė, ar kalėdinė pasaka, ar kitas šou. Tai pradėję nuo kino mes tapome video projekcijų kūrėjais ir demonstruotojais. Ir kadangi viską turime vienose rankose, galėjome pasiūlyti savo klientams konkurencingą kainą. Tiek mūsų komandoje yra turinio kūrėjai, tiek technikai ir labai viskas tiesiog gražiai susidėliojo. Pradėjau užsiimti šituo verslu, paskambino mano dėdė iš Šiaulių ir sako, labą dieną man. Sako, ar žinai, kad tavo senelis užsiiminėjo drive-in kinu ir kažkada jaunystėje važinėjo su kažkokia ten senovinė mašina, senoviniu projektoriumi po kaimus miestelius Utenos rajone ir rodydavo kiną. Tai pasirodo, man net nežinant, istorija labai gražiai apsisuko ir čia buvo man tokia naujiena, kur galvoju, kad tikrai yra labai žavių sutapimų ir matyt ne veltui šis sritis mane patraukė. Jeigu jūs norite būti mūsų drive-in kino bendruomenės dalimi ir prisidėti prie šių seansų tiek organizavimo, tiek dalyvauti juose, tiek patarti mums, kaip tie seansai galėtų būti dar įdomesni, kviečiame užsukti į mūsų Instagramo, Facebooko profilį, suvesti kinozona arba kinozona.lt ir tokiu būdu prisidėti prie tos bendruomenės, kuri kūrėsi.
Labai ačiū Jums už Jūsų skirtą laiką. Kaip ir toliau tęsime tradiciją, turime teorinę dalį susijusią su sveika gyvensena. Ir šiandien su Luku kalbėsime būtent apie tai, ar sveika gyvensena yra brangus dalykas, ar čia vienas iš mitų. Sveikai gyventi yra labai brangu. Ar tai tiesa? Nes mes esam turbūt gal pripratę, kad visokie eko produktai yra labai brangus, dar kažkas, bet tai nebūtinai Jo. siejasi su... Nu, aš, pavyzdžiui, pats irgi stengiuosi visą laiką iš ūkininkų mėsą pirkti. Tos pačius ir kiaušinius, ir daržovės. Nu, tai taip, tai yra tikrai brangu. Savo seniau to negalėdavau leisti. Bet kas gali leisti, aišku, geriau tokį maistą, kurį tu tikrai žinai, iš ko gauni. Nu, Bet ar tikrai labai brangu, nes vėlgi tu pereini į savo asmeninę patirtį, kada esi kultūrizmo atstovas. gerai, aš ten galiu reikia- pasakyti iš savo pusės. Pavyzdžiui, iš savo pusės maisto aš išleidžiu dabar šiai dienai, tarkim, sportuodamas, raumenis augindamas, tai išleidžiu tarp kokių 7 ir 900 eurų. Tai, bet čia aš grinai, kur yra kiekvieną dieną yra steikas, lašišos, bulvės, ryžiai, kiaušinių suvartoju į dieną 26 šiai dienai. Bet tai nepilni, tai aišku, blogai nesupraskite, tai gaunasi 3 ryte pilni ir 3 vakare pilni ir visi kiti kiaušiniai yra kiaušinio baltymai. Bet irgi aš išmetu trinius ir daug kas, man tokia aš video keliu, kad išmetu trinius ir galvoju, tai čia aš vaistai maistą. Taip, bet aš tiesiog laikausi ir aš negaliu valgyti tiek, man reikia to baltymo ir negaliu valgyti tiek daug trinių, nes trinys per daug trinio irgi nėra gerai. Dėl to per dieną siūlyčiau tarp 2 ir 5 trinių per dieną, nes yra vis tiek tas santykis cholesterolio gero ir blogojo, kur mums irgi reikia. Trinys, kaip tik yra seniau buvo galvojama, kad yra blogas dalykas, kaip tik tinkamas kiekis kiaušinio trinio gali labai padėti, nes nėra daug gerų maistinių medžiagų, ypač gali padėti net su cholesteroliu, nes seniau galvoju, kad kaip tai gali pabloginti. Tai jo, dėl to aš, yra tie, pavyzdžiui, pirkti tie kiaušinio baltymo, skystas baltymas, kur pirkti. Tiesiog kur baltymas. Bet ten irgi, pasižiūrėjus sudėtį, įeina tiek daug visokiausių chemikalų medžiagų, kur aš nenoriu vartoti. Dėl to aš geriau pasirinksiu išmesti tą trinį, bet bent jau žinosiu, kad iš tikrųjų gaunu. Bet iš savo sporto pusės, tai nepykite, jeigu ten matau, pyksta ten moterys visokios komentuoja mano video, kad aš švaistau tos trinius. Bet, dėja, aš duodu savo mamai, dažniausiai padaro įvairiausių tortų iš to. Bet jo, tai čia mano atveju. Mano tokie maisto kiekiai didesni. Bet, gerai, ar tu namie pasidarysi sveikai, tai tikrai pigiau gausis negu valgyti restorane. Faktas. Bet tai tada iš kitos pusės irgi, jeigu mes taip pamatuosim viską ir sveikatą, ir tą žalą, ir ką tu gauni, aš manau, aišku, geriau, jeigu išėms visus greitus maistus ir restoranus ir viską, ir jeigu tu namie pirksies ir valgysi sveikai, tai aš manau, tikrai pigiau gausis. Tikrai, manau, pigiau gausis. Bet irgi yra daug tokių visokiausių tų vadinamų debeitų, diskusijų tarp žmonių. Pavyzdžiui, mėsainis McDonald's kainuoja ten 2 eurai, 3 eurai ir sveikos geros salotos kainuos ten 5-6 eurai. Yra tas, kad pas mus yra dėja, taip šiai dienai pasaulyje vis tiek tas greitas nesveikas maistas yra pigesnis už sveiką maistą. Bet kai aš manau, kad ta kaina sveikatos ir naudos, verta gal truputėlį irgi pasidėlioti prioritetus. Aišku, yra pigesnių maisto produktų, kuriuos tu gali tikrai rasti ir mes ir dirbam ir stengiamės ir siekiam to tikslo, kaip ir kalbėjome tos finansus. Tai tie finansai, ta finansinė laisvė ir tie pinigai galbūt tos laimės ir neduoda, kaip mes ir anksčiau esam kalbėję, bet tai suteikia laisvę, ta laisvė ir suteikia mums sveikau, geriau maitintis ir siekti ir geriau tada jaustis ir netgi įdomi tema yra apie tą egoizmą. Tai labai smagi yra diskusija, kiek tu turi galvoti apie save ir apie kitus. Nes aš esu tas žmogus, seniau mano problema buvo, kad labai stipriai norėjau savęs daugiau duoti kitiem, dalintis, padėti, bet aš tada pastebėjau, kad kažkaip lėčiau tada tobulėjau. Ir pradėjau labiau domėtis tą saviugdą ir seminarai ir mokymai, kad tas yra tobulas ratio. Balansas. Tobulas balansas tarp kiek turi savim pasirūpinti ir kitais, tai yra 70-30 arba net 80-20, bet labiausiai 7-3 bent jau kiek yra rašoma knygos ir kiek iš kitų sėkmingų, žmonių kiek girdėjau, kad tu vis tiek turi pirmą savim pasirūpinti ir kada tu savim pasirūpinsi ir pasieksi ir būsi finansiškai stipriai ant kojų stovėsi, tada galėsi kitiem padėti. Čia netgi juokas juokais, bet jeigu tu savim negali pasirūpinti ir tu gerai esi toksai geraširdis ir nori padėti kitiems, arba ten netgi ir su tuo sportu, sakykim, ir jeigu tu toks, visiems viską duosi, padėsi ir tu savim negalėsi pasirūpinti, savęs negalėsi pristatyti kitiems ir tu, sakykim,
nu, rūbai bus apiplyšę, smirdėsi, nusiprausęs, nebus apsiskutęs, šukuosena, nu vis tiek tu turi save reprezentuoti, nu dėja tokie pas mus laikai yra, socialiniai tinklai ir tu nemokėsi savęs kaip parduoti, nebusi tvarkingas, nelabai tu kažkam bus ir įdomus ir jis negalėsi pasirūpinti, kaip tu galėsi kitiems žmonėms padėti. Tai čia tokia, nu, realybė iš tikrųjų, bet savim tu pasirūpinsi, stipriai ant kojų atsistosi, sportuosi, sveikai valgysi, sieki savo tikslo, stipriai stovėsi ant kojų ir tu bus ta laisvė, kad galėsi kitiems žmonėms padėti ir kitus irgi kelti viršų. Na, mūsų vertybės, manau, labai sutampa, dėl to mes labai gerai taip ir sutarėm ir norim padėti ir kitiems ir šiai dienai aš džiaugiuosi, kad per tą sportą, per tą kultūrizmą ir manim žmonės kaip ir patikėjo ir aš kitiems irgi stengiuosi padėti ir susibūrėm tokią kaip bendruomenę, kurią galim padėti vieni kitiems ir kilti viršų, nes manau, nu, tie žmonės, kurie siekia, turi ambicijų, kurie turi tikslų, pamato ir labai nuburiuojasi plink save, negu labai viską tik savo nori, žinai. Taip. Ačiū Jums, kad išbuvote iki pačios pabaigos. Labai džiaugiuosi, kad patinka mano kuriamas turinys. Tai jeigu to dar nepadarėte, labai kviečiu užsiprenumeruoti kanalą čia apačioje. Man tai būtų didžiulis įvertinimas. Taip pat noriu padėkoti ir Sporto rėmimo fondui už galimybę kurti šias laidas ir įvairiomis istorijomis dalinti su Jumis ir įkvėpti, įgyvendinti savo turimas idėjas, o galbūt aktyviau leisti laisvalaikį. Tai ačiū Jums ir iki tos savaitės. Iki.